Sveiki, sveikos svarstyklės, puikiai savaitė, ko nesimsite, tą nuveiksite, viskas eisis kaip sviestų patepta. Taigi nepergyvenkite, net jeigu biškutis sąnariukai skaudės ar tenais strėnos, tai brandžiom svarstyklėm gali visaip atsitikti. Bet didžiąja prasme jūs pakankamai gerai jausitės. Aišku, reikėtų pasižiūrėti, kad nerizikuoti dėl sporto salėje, nepersitemti, bet vis tiek tai yra didžiąja prasme labai puikus metas. Turint galvoj, kad tai sutampa su jaunatim pačia stipriausia metų jaunatim ir priešpilniu. Taigi rašote kosmosui pageidavimus, einate pas viršininkus, prašote aukštesnių pareigų, didesnės algos. Taip pat primenu, kad ši savaitė yra ypatingai palanki savireklamai, arba tiksliau sakant, tęsiasi palankus metas reklamuoti save, savo veiklą, savo įmonę ir nebijoti aiškinti aplinkiniam, kokie jūs esate tobuli, kad jūs esate savo srityje geriausi, ar jūsų įmonė yra geriausia. Bet kokia net mažiausia reklama ar išmėtyta informacija, gal ieškote darbo, atneš tikrai puikių rezultatų, nes jūs šią savaitę visų akyse atrodysite labai patraukliai, visomis prasmėmis. Bet ypatingai savo veikloj arba hobio klasėje tai neturi reikšmės. Tai yra veikla, kurią jums malonu arba kurią jūs turite, privalote užsiimti. Taigi, mielos svarstyklės, iki kito karto, ate.